Richardo Boko filmas. Dalyvauja tėvas Advaikalamas, Svamis Chidananda, Ventudarasamanda, Jonas Trevoris ir Ralphas Greberis, Svamis Kriyananda, Svamis Prajananda, Svamis Venkatasananda, o taip pat Bhagavana Shri Satya Sai Baba. Scenarijus Richardo Boko, Janet Bock, Gilda Franklin. Pasakoja Rodas Kolvinas. Prieš 2000 metų dvasingumas pasaulyje buvo smukęs. Tada vienas žmogus, Jėzus iš Nazareto, tik per 3 metus pasuko istorijos vairą nauja kryptimi. Biblija pasakoja apie Jėzaus gyvenimą nuo gimimo iki 12 metų ir nuo 30 iki nukryžiavimo. Tokiu būdu 18 jo gyvenimo metų lieka neatskleisti. Daktaras Jonas Trevoris, rašytojas ir Biblijos žinovas, teologijos mokyklos Clarmonte, Kalifornija direktorius, tyrinėjęs mirties jūros ritinius, analizuoja krikščionybę tais metais, apie kuriuos Evangelijoje nekalbama. Mirties jūros ritiniai rasti pastarąjį dešimtmetį daugiau negu kas kitas įgalina mus iš arčiau žvilgterėti į Biblijos istoriją ir ypač į tą ypatingą laikmetį, kada Senąjį testamentą keitė Naujasis. Mirties jūros ritinių istorija apima visą Jėzaus gyvenimo laikmetį, tačiau neužsimena nei apie Jėzų, nei apie ankstyvąją krikščioniškąją bažnyčią. Vis dėlto rankraštis nušviečia ankstyvojo Jėzaus gyvenimo tarpsnio laikmetį. Ortodoksinė ankstyvoji krikščioniškoji bažnyčia visais amžiais rėmėsi 4 evangelijomis, kuriuose iš ankstyvojo Jėzaus gyvenimo pateikiami tik keli fragmentai. Kadangi šios evangelijos yra vienintelės kanonizuotos arba autentiškos, tiksliau tai yra manoma, jog jos yra autentiškos, todėl bažnyčia remiasi jomis. Taigi, ankstyvaisiais Jėzaus gyvenimo metais mes jį matome Nazarete, Dailidės šeimoje. Tie metai skleisti tik keliais fragmentais. Vienintelis istoriškai aiškus dalykas, dėl kurio nekyla abejonė, yra tai, kad senoji krikščioniškoji bažnyčia susiformavo pabrėždama Jėzaus mirtį, prisikėlimą ir mokymą. Galima sakyti, jog tai mūsų istorinės žinios. Dabar daug svarstoma apie ankstyvą Jėzaus gyvenimą ir teigiama, jog Jėzus yra buvęs įvairiuose pasaulio kraštuose, įskaitant ir Indiją. Tyrinėdami prarastuosius Jėzaus metus mes vykstame į Indiją, dvasinio imlumo ir klestėjimo šalį. Ramos, Krišnos ir Budos gimtinė. Indija kontrastų ir paslaptingumo šalis, dvasinių turtų datuojamų senais priešistoriniais laikais saugotoje. Tai šalis, kurioje 600 milijonų žmonių kovoja už išlikimą 20 amžiuje. Asijoje klestėjusi prieš 500 metų, kuomet atsirado Vedos ir Upanišados, seniausi žmonijos šventraščiai, supažindinantys su jogos mokslu nurodančių kelią pas Dievą. Čia, šioje dvasingumą puoselėjančioje šalyje, Ramos, Krišnos ir Budos gimtinėje, gerbiami ir saugojami šventųjų žmonių gyvenimai, užrašyti senuosiuose raštuose ir dokumentuose. Sakoma, kad senuosiuose Tibeto vienuolyno archyvuose
yra raštai, kurie iš pradžių buvo parašyti senąją palį kalbą, o vėliau išversti į Tibeto kalbą. Juose rašoma apie nepaprastą šventąjį, kurį budistai vadino Isa. Šventojo Isos gyvenimo istorija labai panaši į Jėzaus. Tai ir galėtų papildyti prarastuosius metus. Legenda apie Isą veda mus į Šrinagarą, Kašmyro slėnį Indijoje. Čia, į šiaurę nuo Šrinagaro, tolimame senajame vienuolyne buvo rasti raštų ritiniai, pasakojantis apie šventojo Isos gyvenimą ir mirtį. Į šiaurės rytus Himalajuose, prie Indijos ir Kinijos sienos, kur anksčiau buvo Tibetas, rasime Lehą, Ladako sostinę. Šis miestas išsidėstęs Indo upės slėnyje, Indijos Kašmyro regione. Nedaug vakarų užsieniečių lankė šį tolimą miestą su jo vienuolynais ir senųjų karalių pilimis. Abipus šio kelio į Lehą yra ilgos akmenų sienos su išrašytomis budistų maldomis. Už 20 mylių nuo Leho yra Hemisas, svarbiausia šalyje budistų vienuolynas. Čia 1887 metais atvyko vienas rusų keliautojas Nikolajus Notovičius, kuris išgirdo apie raštuose minimą šventąjį budistų vadinamą Isą. Notovičius kreipėsi į vyriausiąjį Hemiso vienuolyno lamą, prašydamas, kad jam leistų pamatyti tuos raštus, tačiau lama atsisakė tai padaryti, mandagiai pasiūlydamas atvykti kitą kartą. Kadangi kelias į tą vietą buvo labai sunkus, Notovičius abejojo, ar sugrįš. Vos tik jis įsiruošė atgal, pargriuvo jo asilas ir Notovičius susilaužė koją. Jis pasiprašė prieglobsčio Hemiso vienuolyne ir tada, antrojo vizito metu, lama jo pasigailėjo. Vienas lydėjęs Notovičių draugas vertė raštus, o šis juos užsirašė. Sakoma, kad užrašytąją legendą į rytus atnešė pirklių karavanas. Ji buvo užrašyta netrukus po to, kai karavanas atnešė žinią apie Isos nukryžiavimą. Hemiso vienuolyno rankraščiai, kuriuos skaitė Notovičius, buvo įvairios Tibeto kalba užrašytos kopijos. Tai buvo senosios palį kalbos originalo vertimai. Notovičius sužinojo, kad originalai saugomi Lasos bibliotekoje Tibete, kur gyveno Dalai Lama. 1925 metais Svamis Abhedananda, Ramakrišnos Paramahansos mokinys, parašė kelionių knygą, kurioje papasakojo apie tai, kaip jis nuvyko į Hemisą ir matė tuos pačius rankraščius, kuriuos matė Notovičius. Notovičiaus atžvilgiu jis buvo nusiteikęs skeptiškai ir todėl nusprendė pats susirasti raštus ir įrodyti, jog Notovičius yra apgavikas. Jo knygoje, pavadintoje Kašmyriškas ar tibetietiškas, yra 14 skyrių vertimas, iš viso 224 strofos apie šventojo Isos gyvenimą. Legenda byloja apie tai, kaip visa jūra ir žemė atkeliavo į vietą vadinamą Sindu, kuri yra Indo upės slėnyje Indijos šiaurėje. 14-metis Isa pro Sindą iškeliavo į pietus Gudžerato link, ten jis mokėsi džainistų šventyklose. Po to nuvyko Džaganatą, Orisoje studijuoti vedų ir Upanišadų pas brahmanų šventikus. 6 metus jis praleido šventuosiuose Džaganato ir Benarų miestuose, mokydamasis iš šventųjų raštų. Tada iškeliavo šiaurėje į Himalajus į Gautamidų šalį, kur gyveno Budos pasekėjai. Ten įvaldė Budos mokslą. 26 gyvenimo metais Isa paliko Indiją ir iškeliavo į Persiją, kur dabar yra Iranas. Ten jis apsistojo Persepolije, tuo metu garsiame dvasinėme centre. Paskui nuvyko į Atėnus, filosofų Homero, Aristotelio ir Platono miestą.
ir pagaliau į Aleksandriją ir Egiptą, kur jam buvo atskleistos didžiųjų piramidžių paslaptys. Jisai buvo 29, kai jis grįžo į Palestiną pasiruošęs išgyventi tai, kas jam buvo lemta. Legenda prasideda Švento Isos gimimu. Ir štai atėjo laikas, kuomet aukščiausiasis teisėjas iš savo begalinio gailestingumo nutarė įsikūnyti. Netrukus Izraelio žemėje gimė nuostabus vaikas. Pats Dievas šio vaiko lūpomis kalbėjo apie kūno menkystę ir sielos didingumą. Šio vaiko tėvai buvo neturtingi, tačiau priklausė giminiai, kuri pasižymėjo pamaldumu. Kaip atpildą už jų pamaldumą, Dievas palaimino naujagimį, išrinkęs jį ir siuntęs kelti puolusius į nuodėmę ir padėti kenčiantiems. Dieviškasis vaikas, kurį pavadino Isa, dar mažas būdamas pradėjo kalbėti apie vieną nedalomą Dievą, ragindamas nuklydusius nuo teisingo kelio atgailauti ir apsivalyti nuo padarytų nuodėmių. Iš arti ir iš toli žmonės ėjo pasiklausyti išminties iš šio kūdikio lūpų. Visi žydai vieningai teigia amžinąją dvasią įsikūnijusią šiame vaike. Kai jisai sukako 13 metų ir pagal žydų paprotį atėjo vedybų laikas, jo tėvų namai tapo turtingų ir kilmingų žmonių susirinkimo vieta. Žmonių, kurie troško, kad jaunasis Isa taptų jų žentu, jau tada garsėja savo išmintingomis kalbomis, kurie sakė visagalio vardu. Tai tuomet Isa paslaptingai dingo iš tėvų namų, palikęs Jeruzalę ir su pirklių karavanu iškeliavo link Sindo, tobulintis ir semtis dvasinių žinių. 14 gyvenimo metais jaunasis Isa su Dievo palaiminimu iškeliavo link Sindo ir apsistojo pas Arijus, Dievo numylėtoje žemėje. Garsas apie nuostabų jaunuolį pasklido Sindo šiaurėje. Kada Isa perėjęs 5 upių kraštą pasiekė Račputaną, džainistai ėmė jo prašyti, kad jis pagyventų pas juos. Orisos džiunglėse yra olos, kuriuose prieš 2000 metų gyveno džainistų asketai. Nuo iškiliosios Džaganato šventyklos varpinės matyti Puri apylinkės. Štai jau daugiau kaip 25 piligrimų kartos atvyksta į Puri pagarbinti Džaganato, visatos valdovo. Ten yra daugybė didelių ir mažų šventyklų skirtų įvairiems Dievo aspektams. Legenda apie šventą Isą pasakojama toliau. Isa paliko Džainos garbintojus ir nuvyko į Džaganatą, Orisoje, kur saugomi Vyasos Krišnos palaikai. Čia, Džaganate, jį džiaugsmingai sutiko brahmanų šventikai. Jie išmokė įskaityti ir suprasti vedas, gydyti maldą, aiškinti žmonėms šventus raštus, išvaryti piktasias dvasias. Dievo upė Gangas prasideda aukštai Himalajuose, 2 mylios virš jūros lygio ir žemyn teka 1500 mylių į Bengalijos įlanką. Pakeliui yra Benarai, 1000 šventyklų miestas. Saulėtekis Benaruose. Kasdieninės maldos ir apsiplovimai Gango pakrantėse,
Šis ritualas seniausiame pasaulio mieste atliekamas tūkstančius metų. Regis, laikas čia sustojęs. Nuo pat rašytinės istorijos pradžios čia piligrimai nusiplauna savo nuodėmės ir ieško išsivadavimo iš mirties ir gimimo rato. Pamaldžiam indui čia numirti yra didžiausias palaiminimas nuo tų laikų, kai Benarai buvo vadinami senuoju Varanasi vardu. Sakoma, kad mirdamas šiame mieste žmogus išsivaduoja iš reinkarnacijos ciklo. Čia ant upės kranto mes matome aukurus, kuriuose pagal tradiciją deginami indai. Mažai pakito Benarai per tuos 2000 metų, kai Gangų upės pakrantė ėjo šventasis Isa. Iš šiaurės rytus palei Gangą yra Hardvaro miestas, kur visą tūkstantmetį kas 12 metų per pilnatį balandžio arba gegužės mėnesį vyksta didžiulė dvasinė šventė – Maha Kumbha Mela. Šis didžiausias religinis susibūrimas pritraukia daugelį dvasinių vadovų. Gango pakrantėje piligrimai dalyvauja apsiplovimo ritualuose, gauna svamių palaiminimą, klausosi jų mokymo. Čia svamiai subūrė žmonės palei šventosios upės krantus, upės, kurią indai vadina dievų upę. Įspūdingas paskutinės Maha Kumbha Melos šventės renginys Hardvare įvyko 1974 metais. Tik už kelių mylių į šiaurę nuo Hardvaro, prie Gango yra Rišikešo miestas, Rišių, tiesos ieškotojų kraštas. Rišikeše daug garsių ašramų ir religinių bendruomenių. Garsiausias jų yra Šivanandos, dieviško gyvenimo bendruomenės ašramas, įkurtas vieno garsiausių Indijos jogų, Svami Šivanandos. Per daugelį metų jo ašrame prabudimą pasiekė nemažai mokinių. Jų tarpe Svamis Sačitananda, Svamis Chitananda ir Svamis Venkatasananda. Svamis Venkatasananda ilgą laiką buvo Svami Šivanandos asmeninis sekretorius. Jis mielai dalinasi prisiminimais apie tai, ką Svami Šivananda kalbėjo. Šventų kalėdų metu ašrame Svami Šivananda dažnai kalbėdavęs apie viešpatį Jėzų. Jis žinojo, kad Jėzus buvo Indijoje tuo laikotarpiu, kuris vadinamas prarastaisiais Jėzaus metais. Swamidžis dažnai lygindavo viešpaties Jėzaus mokymą su budizmu, Budos mokslu ir nuostabų ir didingą viešpaties Jėzaus teiginį aš ir mano tėvas esame vienas, Swamidžis siejo su vedantiškuoju idealizmu. Statements like, I and my father are one, is a marvelous and magnificent declaration of Lord Jesus. Swamiji related to Vedantic idealism. And the miracles O gydymo ir kitokius stebuklus, kuriuos darė viešpats Jėzus, Swamidžis aiškino kaip aukštus jogo pasiekimus. High accomplishments as a yogi. Tie, kurie girdėjo, kaip Svami Šivananda pasakoja apie viešpatį Jėzų, žino, jog šios žinios tai jo asmeninės dvasinės patirties išdava, tiesioginio žinojimo, o ne Biblijos analizės rezultatas. Turbūt reikėtų paaiškinti, jog tuo metu Benarai buvo šventas miestas, hinduistinio švietimo centras, kur gyveno geriausi Indijos mokslininkai. Raja Griha buvo budizmo centras.
Close to Benares, Netoli Banarų yra garsioji Sarna, kur Buda sakė savo pirmąjį pamokslą. where Buddha preached his first sermon. And both Tiek hinduizmas, tiek budizmas viešpaties Jėzaus laikmečių Indijoje klestėjo. heyday during that time, during the time of Lord Jesus. His Holiness Swami Chidananda Jo šventenybė Swami Chidananda Maharadžas perėmė dieviško gyvenimo bendruomenės pirmininko pareigas iš Swami Shivanando 63 metais po savo mokytojo mirties. a biblical scholar, Biblijos žinovas turtingo žemvaldžio iš Pietų Indijos sūnus baigė Indijos Loyolos koledžą, krikščionišką instituciją, kur jam visam gyvenimui buvo skiepyta meilė Jėzui Kristui. where he was instilled with a lifelong love and devotion for Jesus Christ. Swami Chidananda Swamis Chidananda prisimena savo mokytoją kalbėjus apie Jėzų. Kai Swamis Shivananda sakydavo, jog Jėzus Kristus buvo didis jogas, jis turėjo omeny tai, kad Jėzus puikiai nusimanė Radža jogoje, klasikinėme meditacijos moksle. occult science of Raja Yoga, which is the classical science of meditation. Because he was a Todėl master ir visi jo stebuklai buvo jogos galių pasiekimas. during his public life were the result of yogic powers that accrue to a master yogi. These powers Tos galios, vadinamos siddhi, įgalina kontroliuoti mirtį bei gyvenimą. over internal as well as external nature. One has control over the elements, and one has control over life and death, as it were. And so, this is how we Šitaip Indijoje mes suvokiame nepaprastas Jėzaus galės, kurias jis rodydavo savo gyvenime. demonstrated during his life and during his ministry. The miraculous powers of Stebuklingos Jesus Christ Jėzaus galios yra natūralus dalykas tam, kuris pasiekęs aukščiausią jogos lygmenį. The translation of the legend continues. Šventasis Isa 6 metus praleido Džaganate, Radžagrihoje, Benarose ir kituose šventuose miestuose. Visi mylėjo Isa. Jis gyveno taikiai su vaišėjais ir su šudromis, žemesnėje kasta, kuriems jis aiškino šventuosius raštus. Jis griežtai smerkė žmogaus teisų nepaisymą. Tiesą sakant, kalbėjo jis, Dievas tėvas nemato jokio skirtumo tarp savo vaikų. Visi jam vienodai brangus. Isa mokė vadovautis gyvenime vieninteliu įstatymu. Bijok savo Dievo, klaupkis tik prieš jį ir atnešk jam auką, kurią sukūrei savo darbui. And bring to him alone thy offerings which come only from thy labors. Isa said, Isa kalbėjo, eternal judge, amžinasis teisėjas, amžinoji dvasia, tai viena visatos siela, kuri kuria, saugo ir atgaivina visumą. alone creates, contains, and vivifies the whole. The great creator Didysis kūrėjas nesidalina savo galia su niekuo, tuo labiau su negyvais daiktais, kaip kad jūs mokino. he alone possesses Tik jis vienas turi visą galę. he will Jo valia atsirado pasaulis. by one Viena dieviška mintimi suvienijo vandenis ir atskyrė nuo jų sausumą. the dry part of the globe. He is the cause Jis of the paslaptingo žmogaus gyvenimo priežastis, žmogaus, kuris juos melstis. He said to Isa jiems kalbėjo, do not worship negarbinkite stabų, nes jie jūsų neišgirs. do not listen Neklausykite tų raštų, kuriuose iškraipoma tiesa. do not believe Negalvokite, jog esate už kitus geresni. do not Nežeminkite savo artimo. help the poor, Padėkite vargšams. sustain the feeble, Pamaitinkite nusilpusi. do no evil Niekam to nedarykite blogo. anyone. The
Brahmin priests and warriors. Išgirdę Isą kalbant šudroms, Brahmanų šventikai ir kariai pasmerkė jį mirčiai. Tačiau šudrų perspėtas apie grėsantį pavojų, Isa nakčia pabėgo į kalnus ir apsigyveno pas Gautamidus, Budos pasekėjų, ten, kur gimė didysis Buda Šakyamunis. Tobulai išmokęs palį kalbą, teisusis Isa pasišventė šventųjų raštų studijavimui. Po 6 metų Isa jau galėjo tobulai aiškinti šventuosius raštus. Gerbiamasis Ventu Dharmavara, budistų centro New Delhyje pirmininkas ir Ašokos misijos vienuolyno ordino įkūrėjas, lankėsi Hemiso vienuolyne Ladake. Ten jam parodė dokumentus, kuriuose buvo minimas Švento Isos gyvenimas, originalą palį kalbą ir tibetietiškuosius vertimus. Matote, apie Jėzaus lankymąsi Indijoje ir Tibete aš žinojau jau seniai, dar prieš atvykdamas į Hemiso vienuolyną vakarų Tibete, Ladake. Before I visited Hemis Gumpa in western Tibet, that is to say, in Ladakh. Now, when I went there, kai aš ten nuvykau, norėjau patikrinti faktus ir man parodė pasakojimą, užrašytą ant seno tradicinio popieriaus iš beržo tošies. and I had been shown the record, which was written on traditional paper made of birch bark. Jis buvo užrašytas palį kalba. Kartu buvo ir tibetietiškasis vertimas. Sakoma, kad jis buvo įvaldęs ir Budos mokslą. Kai jis lankėsi Indijoje, budizmas tik pradėjo tvirtintis rytuose. Nors pasakojimas apie šventą Isą rastas Tibete, Isa nestudijavo tibetietiškojo budizmo, nes budizmas Tibete paplito tik praėjus 400 metų po jo mirties. Tačiau būtent Tibete Budos mokslas ilgiausiai išsilaikė nepakitęs. Aukštai kalnuose, toli nuo beprotiško didmiesčio gyvenimo ritmo, tebegyvenama pagal senus papročius. Senieji raštai likę neiškraipyti ir ritualai nepakitę. Šis šventas veiksmas tai senojo tibetietiškojo budizmo ritualo dalis, kuriam vadovauja Dalai Lamos vienuolyno Dharmasalo Indijoje viršininkas. Šiame tibetietiškame vienuolyne vienuoliai dėvi geltonas kepures, kurios simbolizuoja pasaulio atsižadėjimą ir celibatą. Is performed annually to get rid of external evil spirits in the monastery and surrounding villages. Legenda pasakojama toliau. Šventasis Isa 6 metus praleido pas budistus Indijoje, kur dar buvo neiškraipyti monoteizmo principai. 26 gyvenimo metais jis išvyko iš Indijos ir per Afganistaną, Persiją, Graikiją ir Egiptą grįžo į namus. Šventam Isai buvo apie 30, kai jis parvyko į Palestiną. Čia jis ėjo iš miesto į miestą, mokydamas vargšus ir skelbdamas Dievo karalystę.
Pilotas išsigandęs, kad šventasis Isas, skelbdamasis Izraelio karaliumi, nesukeltų žmonių kovai prieš valdžią, jį areštavo. Pasodino į kalėjimą, nukankino ir atidavė teisti. Pasitarę teisėjai pilotui tarė: mes darysime didelę nuodėmę, nuteisdami nekaltą žmogų ir paleisdami plėšikus. Tai prieštarauja mūsų įstatymams. Piloto įsakymų kareiviai suėmė Isą ir du plėšikus ir nuvedė į bausmės vietą, kur juos prikalė prie kryžių. Drebėjo žemė ir verkė dangus, nes Izraelio žemėje įvyko didysis nusikaltimas. Jie kankino ir atidavė mirčiai didįjį teisųjį Isą, kuriame gyveno visatos siela. Siela, kuri įsikūnijo paprastame mirtingajame, kad darytų žmonėms gerą. Taip baigėsi žemiškasis amžinosios dvasios gyvenimas, įsikūnijusios žmoguje, kuris daug kentėjo mylėdamas žmonės. Ką mes žinome apie Jėzaus mokinius? Ar nors vienas jų išdrįso nuvykti į Indiją po mokytojo mirties? Nereikia toli ieškoti. Tai buvo šventas Tomas, vienas iš 12 išrinktųjų apaštalų, žinomas abejojančio Tomo vardu. Katalikų enciklopedijoje rašoma, kad šventas Tomas skelbė Evangeliją šalyse nuo Kaspijos jūros iki Persų įlankos, kad nuvyko net į Indiją. Kaip rašoma Tomo darbuose, šventas Tomas atvyko į Indiją kaip dailidė, skelbė Evangeliją, darė daug stebuklų ir mirė kankinio mirtimi. Šiandien pietų Indijoje, netoli Madraso miesto, yra veikianti krikščionių bendruomenė. Ji pavadinta įkūrėjo švento Tomo vardu, kuris prieš 2000 metų čia gyveno ir skelbė Evangeliją. Tėvas Adai Kalamas, Madraso parapijos vikaras, kalba apie šventą Tomą ir jo bažnyčią. Ši katedra iš tikrųjų buvo pastatyta 1886 metais. Anksčiau čia stovėjo maža bažnytėlė, o dar anksčiau buvo tik kapas. Galima sakyti, kad ši katedra pastatyta virš kapo ir nuo seno šios žemės gyventojai labai gerbė šį kapą. Ši vieta datuojama 1 ar 2 amžiumi. Čia yra apaštalo kapas. Jis buvo atkastas 222 metais. Todėl ši vieta istoriškai siejama su labai ankstyvų periodu. Pasakojama, jog šventas Tomas atvyko į Indiją 52 metais ir daugiausiai veikė Meilapore, nes ši vietovė garsėjo turtinga Indijos kultūra. Jis mėgdavo atvykti čia ir pamokslauti, lipdavo į kalną, kuris šiandien vadinamas jo vardu, Švento Tomo kalnu. Čia jis, kaip ir jo mokytojas, naktimis melsdavosi. Manoma, kad vieną tokią naktį jį čia užmušė. Jėzus Kristus pasiskelbė Dievo sūnumi, kai jis pradėjo suvokti Dievą ne kaip kažką labai tolimą, bet kaip artimą giminę, kaip tėvą. Tai didžiausia žmogaus reveliacija. Galbūt ankstyvajame periode tarp 12 ir 13 metų jis buvo atvykęs į šiuos kraštus. Nors istorinių įrodymų nėra, bet yra priežastys leidžiančios daryti prielaidą. Paramahansa Yogananda, savirealizacijos draugijos Los Andželis įkūrėjas, buvo pirmas didis Indijos guru, kuris gyveno ir mokė vakaruose. 30 metų praleistus Pietų Kalifornijoje jis pašventė Senojo ir Naujojo testamento tyrinėjimui. Savo knygoje Jogo autobiografija jis pasakoja apie dvasinį lavinimąsi Indijoje ir artimą savo mokytojo ryšį su Jėzumi.
Yogananda's direct disciple. Tiesioginis Joganandos pasekėjas Svamis Kriyananda, amerikietis meditacijos centro Šiaurės Kalifornijoje įkūrėjas, prisimena, ką Jogananda kalbėjo apie prarastuosius Jėzaus metus. Taip, Jogananda dažnai kalbėjo apie prarastuosius Jėzaus metus. Apie tai, kad juos ar bent jau didesnę dalį praleido Indijoje. Kartą jis mums pasakė, jog 3 išminčiai atvykę aplankyti kūdikėlį Jėzų buvo iš Indijos ir kad vėliau Jėzus vyko pas juos. Savo knygoje Amžinieji žmogaus klausimai, kurie išleido Stabilizacijos draugija, jis rašo: Dievas padarė Jėzų Kristų rytiečių, kad suvienytų rytus su vakarais. Kristus atėjo į žemę, kad pažadintų dievišką sąmonę tiek rytuose, tiek vakaruose. Tiesa, jog didesnę prarastųjų metų dalį Kristus gyveno Indijoje, mokydamasis pas didžiuosius Indijos mokytojus. Tai jokių būdų nesumenkina jo dieviškumo ir unikalumo. Atvirkščiai, tai rodo, jog visi didieji šventieji ir avatarai yra vienos sielos. Jogananda kalbėjo remdamasis ne mokslinėmis žiniomis, o intuicija. Taip pat jis minėjo, jog Indijoje yra rašytiniai paminklai, kuriuos rado Notovičius. Jogananda tuos faktus žinojo ir kalbėjo tvirtai įsitikinęs. Ar buvo ankstyvasis Jėzaus gyvenimas užrašytas raštuose? Jei taip, kas atsitiko tiems raštams? Tyrinėdami šį klausimą, grįžkime į 325 metus, į pirmąjį ekumeninį susirinkimą Nikėjoje, į kurį imperatorius Konstantinas sušaukė per 300 vyskupų iš tolimiausių Romos imperijos kraštų. Konstantino tikslas buvo suvienyti bažnyčią su valstybe. Susirinkime buvo tariamasi dėl bažnytinės doktrinos pataisymo. Tai čia Jėzus buvo paskelbtas Dievo sūnumi, tai yra gimęs iš tos pačios substancijos kaip ir tėvas. Paskelbęs Jėzų vieninteliu gimus iš Dievo sūnumi, Konstantinas pamatė, kad istorinis Jėzus prieštarauja naujajam tikėjimui. Sakoma, kad 389 metais, praėjus tik 64 metams po pirmojo ekumeninio susirinkimo, bažnyčia sudegino senosios Aleksandrijos bibliotekos saugyklas ir tuos rankraščius, kurie galėjo prieštarauti Konstantino tikėjimui. Sekantys ekumeniniai susirinkimai toliau keitė pirminę doktriną. Todėl galimas dalykas, kad persistengusi bažnyčia iš bažnytinės doktrinos išbraukė Jėzaus metus nuo 12 iki 30. Susidaro įspūdis, jog iš Biblijos išimti ir kiti dalykai. Jūs turbūt žinote, jog pirmieji krikščionys tikėjo reinkarnaciją. Žydai ją tikėjo, ortodoksiniai žydai tebetiki ir dabar. Origenas, vienas iš didžiausių teologų po Šventojo Augustino, sakė, jog mokymą apie reinkarnaciją aptiko nuo apaštališkųjų laikų. Šis mokymas nebuvo išimtas iš bažnytinės doktrinos iki 553 metų, antrojo susirinkimo Konstantinopolyje. Neseniai buvo ištirta, jog to meto popiežius Virgilijus boikotavo susirinkimą, nenuvykdamas į jį. Iš Romos buvo tik vienas prelatas. Origenas dėl politinių priežasčių buvo prakeiktas ir visas jo mokymas, įskaitant ir reinkarnaciją, buvo uždraustas. Tačiau Biblijoje surandame užuominų apie reinkarnaciją. Pavyzdžiui, sakoma, jog Jonas Krikštytojas buvo Elijas. Daugelį Evangelijos vietų matyti, jog šis mokymas buvo priimtas. Pavyzdžiui, kai Jėzus paklausė, ką žmonės sako, kas aš esu, mokiniai atsakė, vieni sako, jog Jeremijas ar vienas iš pranašų. Jėzus jų nepataisė ir tuo matyt patvirtino, jog jis vienas iš senųjų pranašų. Taigi susidaro įspūdis, jog Biblija buvo suklastota dėl įprastinių priežasčių, dėl valstybinės religijos įtvirtinimo. Kai bandoma suvalstybinti religiją, valdantieji sluoksniai skelbia tai, kas jiem naudinga ir tai, kas paremtų bažnytinės dogmas. Mano manymu, tai buvo pasielgta ir su Biblija.
Tai nurodo ir Yogananda. Biblijoje būta gilaus mokymo, kurį atskleidžia tik didieji šventieji. Šventieji, kurie savo gyvenimus skelbė šį mokymą. Iš kur dvasiniai mokytojai ir prabudusios sielos semėsi žinių esančių regis virš laiko ir erdvės? Ar tai akašiniai užrašai, kuriuos visi pasaulio šventieji vadina nuolat rašomų visos žmonijos žemiškos patirties dienoraščių, savotiškų kosminių kompiuterių, kurį išskaityti sugeba nedaugelis? Sakoma, jog tie nesunaikinami užrašai egzistuoja tam tikroje universalioje sąmonėje virš laiko ir erdvės. Amerikietis Edvaras Keisis, vadinamas 20-ojo amžiaus pranašu, pademonstravo savo sugebėjimą perskaityti akašinius užrašus per 14 000 aiškiaregystės seansų. Keisis suglumindavo abejojančius, stebindavo tikinčiuosius ir beveik visuomet jo teiginiai pasitvirtindavo. Kartais paniręs į sąmoningo miego būseną, jis klausdavo apie Jėzų iš Nazareto, kol susidarė aiškus prarastųjų metų vaizdas. Edgaro Keisio knygoje Jėzaus istorija pateikiama informacija apie Jėzaus mokymąsi. Transo būsenoje Keisis kalbėjo: mokymosi Palestinoje periodas paminėtas tik jam laikinai apsigyveno šventykloje arba Jeruzalėje, kai jis Luko žodžiais buvo su rabinais ar mokytojais. Jo mokymasis Indijoje, Persijoje ir Egipte užima didesnį laikotarpį, nes ten jis galėjo pasisemti tobulesnių žinių apie kūno išvalymą, ruošdamasis misijai ir stiprindamasis tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Šiandien Indijoje galima pamatyti šias apeigas. Apsiplovimai – tai ne tik fizinis veiksmas, tai žmogaus minčių, žodžių ir darbų išvalymas. Tikslas – švariam žmogui susilieti su Dievu. Tai išsivadavimas, susijungimas, joga. Minties išvalymas vyksta sukaupiant dėmesį ties pasirinktų Dievo aspektu. Kai tokia susikaupimo pagalba individas transcenduoja savai aš ir susilieja su dėmesio objektu, prasideda meditacija. Nenutrūkstanti meditacija ir malda išlaisvina protą iš išorinių dirgiklių bei norų ir leidžia žmogui suvokti savo dievišką prigimtį. Minčių išvalymas leidžia išvengti stresų ir ligų. Žmogaus kūnas tampa stiprus, ištvermingas ir įgauna tokių savybių, kurias vadiname stebuklingomis. Manoma, kad kūrybos energija yra kiekviename individe. Ji lyg gyvatė susivijusi stuburo apačioje, kur ji prabunda ir kyla aukštyn, stimuliuodama 7 energijos centrus vadinamus čakromis. Tai išlikimo, dauginimosi, valdžios, universalios meilės, kūrybiškumo, žinojimo ir prabudimo čakros. Šios filosofijos pagrindas yra vienas įstatymas, kurį mes atpažįstame Niutono dėsnyje. Kiekvienam veiksmui yra atoveiksmis. Rytuose jis vadinamas karmos dėsniu. Šis dėsnis visų religijų ir mokslo pagrindas. Galbūt vakarų mokslas, krikščionybės auksinė taisyklė ir rytų filosofijos dėsnis skelbia vieną ir tą patį. Daryk kitiem tai, ką tu norėtum, kad tau darytų, nes kiekvienam veiksmui yra atoveiksmis. Savo knygoje Edgaras Keisis apie Jėzų ir jo bažnyčią Henri cituoja Keisio aiškiaregystės seansus. Jėzus su Jonu buvo Heliopolyje, Egipte. Ten jie išlaikė egzaminus, ruošėsi tapti kunigais. Pasak Keisio, didžioji Gizos piramidė buvo pastatyta inicijuotiems ar kitaip vadinamiems baltiesiems broliams. Toje pačioje piramidėje inicijuotasis Jėzus išlaikė egzaminą, išvaduodamas savo sielą iš materialaus pasaulio ir mirties. Kitą kartą Keisio paklausė, ką reiškia žodžiai Jėzus ir Kristus.
At another time, Casey was asked, "What is the significance and meaning of the words Jesus and Christ?" He replied, Jis atsakė, "Jesus is the Jėzus man, tai žmogus, darbas, protas, ypatingas bendravimas su He kitais. was loving, Jis mylėjo, jis buvo malonus, jis buvo švelnus, he was gentle, jis nusilpo ir visgi gavo pažadėtąją jėgą, tapdamas Kristumi, and yet įvykdydamas savo misiją ir nugalėdamas pasaulį. by fulfilling and overcoming the world. Ye are made strong Jūs in stiprėjate kūnų, protų ir dvasia, tąją Kristaus jėgą. power in Christ. The power Tad then jėga yra is in Kristuje, Christ. pavyzdys Jėzuje. The pattern is in Jesus. We have come to know about Jesus. Mes žinome apie Jėzų iš jo mokymo, iš jo pasiekėjų ir tų, kurie turi ypatingą sugebėjimą perskaityti universaliuosius užrašus. That Jesus himself Tačiau galbūt Jėzus pats paliko apčiuopiamą įrodymą savo mokymo, kurį mes tik dabar pradedame suvokti. legend ended with a crucifixion. Tibetietiška legenda baigėsi nukryžiavimą, tačiau Švento Luko Evangelijoje yra jos tęsinys. Now there was a man named Ir štai atėjo vienas vyras, vardu Juozapas iš Žydų miesto Arimatėjos. and asked for the body of Jesus. Taigi Juozapas nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Paskui nuėmė kūną nuo kryžiaus, įvyniojo drobulį ir paguldė kapo rūsyje iškaltame uoloje, kur dar niekas nebuvo laidotas. It was the day of preparation. Visa tai vyko prisirengimo dieną, jau beprasidedant šeštadienį. Come with him from Galilee. Lydinčios moterys atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos apžiūrėjo kapą ir matė, kaip jo kūnas buvo paguldytas į kapą. On the Sabbath, they rested according to the Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų, o šeštadienį ilsėjosi, kaip reikalavo įstatymas. tomb, taking the spices which Pirmąją savaitės dieną, brėkštant rytui, moterys atėjo prie kapo, besinešdamos paruoštus kvepalus. they did not find. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. As they ran to look for their risen Savior, Susijaudinusios jos išbėgo ieškoti prisikėlusio gelbėtojo, o rūsy liko gulėti drobulė, į kurią buvo suviniotas Jėzaus kūnas. almost 2,000 years later, Šiandien praėjus beveik 2000 metų popiežiai ir mokslininkai tiki, kad drobulė, į kurią buvo suviniotas Jėzaus kūnas, ne tik išliko, bet joje išsilaikė ir tikslus Jėzaus paveikslas. physical likeness of Jesus. Is this the face Ar of tai Jesus? galėtų būti Jėzaus veidas? In a recent book about the Neseniai Charlotte pasirodžiusioje knygoje apie Turino drobulę Robertas Wilcoxas pateikė interviu su Ralfu Greberiu, atominės fizikos mokslininku, šiuolaikinės kosmonautikos kompiuterių specialistu. scientific expertise has brought added dimensions to his Greberio mokslinė analizė papildė Turino drobulės tyrinėjimus. Yes, Taip, sounds impossible. tai gali keistai nuskambėti, tačiau Turino drobulė iš tikrųjų mūsų kartai pateikė tikrą Jėzaus Kristaus fotografiją. Christ. Let me explain. Leiskite man paaiškinti. Here we have a Štai čia mes matome drobulės fotografiją. photograph. Tai ilgas medžiagos gabalas apie 14 pėdų ir 3 colių ilgio Here we can see where ir 3,5 pėdų pločio. cloth. Here we see the back of O the štai head, čia mes galime matyti, kur kūnas lietėsi su medžiaga. the legs, and the feet. And then the cloth wrapped around the top of the head. And here we see the image of the face, the chest, Tai veidas, krūtinė, the crossed arms, sukryžiuotos rankos, the nail wound in the hand, rankose žaizdų žymės nail wound padarytos in the vinių, side, the legs. šone žaizda nuo ieties kojų pėdos. This face image is very detailed. Veido paveikslas labai detalus. Formed when intense Jis turbūt atsirado gyvybinė energija intensyviai spinduliuojant iš Jėzaus kūno, kuri pakeitė molekulinę drobulės struktūrą, patamsindama ją. And we can see at the tip of the nose Matome, jog prie nosies galiuko, ten, kur medžiaga labiausiai lietėsi su oda, didžiausias patamsėjimas. this kind of image is known as a photographic negative. Tokį vaizdą vadinama fotografiniu negatyvu.
Jis mums pateikė tikrą Jėzaus fotonuotrauką, kuri yra 2000 metų senesnė už pirmojo fotoaparato sukūrimą. Reikėtų neužmiršti, kad tapytojams ir skulptoriams iki fotoaparato išradimo buvo prieinamas tik toks paveikslas, šis fotografinis Jėzus negatyvas. Tada 1898 šiuo primityviu fotoaparatu pirmą kartą buvo nufotografuota drobulė. Ir štai ką pamatė fotografas išryškinęs negatyvą. Čia mes matome baltos medžiagos negatyvą, o čia pozityvą su tvarkingai išsidėsčiusiomis šviesomis ir šešėliais. Taigi mūsų amžiaus žmonėms pateikiama naujiena, tikra Jėzus fotografija. Pirmosios istorinės užuominos apie drobulę randamos Evangelijoje. Mažai žinoma, kur ji buvo ankstyvaisiais amžiais. Tuo metu krikščionys buvo persekiojami ir todėl nenuostabu, kad tokią brangią relikviją jie slėpė. Tačiau kažkuriuo metu ją pervežė iš Jeruzalės į Konstantinopolį. Rašytiniuose šaltiniuose minima, jog 436 imperatorienė Pulcharija Konstantino anūkė drobuliai saugoti pastatė Šventos Marijos baziliką, kur kiekvieną penktadienį relikviją rodydavo visuomeniai. Viena teorija skelbė, jog senieji Bizantijos dailininkai, tapydami Jėzus, ėmėsi iš drobulės įkvėpimo. Vėliau 1150 ir 1201 metais šią drobulę matė Konstantinopolyje. 1204 metais Konstantinopolį užpuolė kryžiuočiai ir drobulę paėmė kaip karo grobį. Manoma, kad ją išvežė į šiaurę į Vieną, o paskui į vakarus Prancūziją. Po 150 metų, 1355 ją parodė visuomenė Ilirija, Prancūzijoje. 1389 metais prasidėjo nesutarimai. Pradėta įrodinėti, jog atvaizdas ant drobulės nutapytas. Daugelis tikėjo, kad tai yra ano meto klastotė, tačiau vėliau buvo įrodyta, jog tos žymės medžiagoje ne dažų liekanos. 1452 drobulę nuvežė į Šamberį, pietų Prancūziją, ir padovanojo Savojos kunigaikščių iš turtingos šeimos, kuris vėliau tapo visos Italijos valdovu. Šamberyje drobulė laikė sidabrinėje dėžėje. 1532 metais gruodžio 3 dieną rūmuose kilo gaisras. Buvo taip karšta, kad sidabrinė dėžė ėmė lydytis ir lydytos sidabro gabalai krito ant sulankstytos drobulės išdegindami skylės. Ištraukus drobulę iš ugnies ir gesinant vandeniu, ji dar labiau susitepė. Karmelitų vienuolės skylės užtaisė nauja altoriui skirta lino medžiaga ir kraštus apsiuvo baltu velvetu. Jos stebėjosi, kad buvo sugadinti tik drobulės šonai. Kūno atspaudas liko nepaliestas. 1578 metais drobulės savininkė tapo karališkoji Italijos šeima. Tai tuomet buvo nuspręsta šį brangiausią turtą pervežti per Alpes į naują katedrą Turine, jų karalystės sostinę. Turino katedra ir koplyčia šventai drobuliai saugoti buvo pastatyta 15 amžiaus pabaigoje. Žemesnysis skliautas yra virš pagrindinio koplyčiaus altoriaus. Viršutinis skliautas yra virš koplyčiaus altoriaus. Šis skliautas siekia 200 pėdų aukščio. Bijodami, kad gaisras vėl nepakenktų drobulį, koplyčią ir altorių pastatė iš marmuro. Drobulis apvyniota aplink cilindrą, užantspauduota ir padėta į sidabrinę relikvinę dėžę, kuri įdėta į sunkią geležinę dėžę ir laikoma už dvigubų geležinių durų. Išskyrus antrą pasaulinį karą, kai drobulė saugumo dėliai buvo pervežta į pietų Italiją, jie visą laiką buvo čia, Turine.
Pirmą kartą 1898 drobulę nufotografavo šiuo fotoaparatu Pijus II. Šis įvykis sudomino Prancūzijos mokslo akademiją. Buvo kalbama, kad tai seniausia pasaulio fotografija ir žinoma verta mokslinio tyrinėjimo. Tirti drobulę apsėmė akademijos narys daktaras Delažas. Pirmiausia, tyriant pačią medžiagą, norėtų išsiaiškinti, ar drobulė autentiška. And upon the phenomena that it might possibly be the world's oldest photograph. In 1902, 1902 metais daktaras Delažas pateikė savo išvadas Prancūzijos mokslo akademijos susirinkimui. Autentiškumas Delažas įrodė ir niekas jam neprieštaravo. Po 30 metų popiežius Pijus XI, kuris buvo dar ir mokslininkas, pasakė: dabar aš kalbėsiu kaip mokslininkas, o ne kaip popiežius. Aš asmeniškai ištyriau drobulę ir įsitikinau jos autentiškumu. Drobulės savininkė tebėra savojo šeima, nors į daugiau nebevaldo Italijos. 1933 metais Italijos teismas, siekdamas apginti drobulę nuo Musolinio, pripažino ją karališkosios šeimos nuosavybę. Visuomeniai drobulė buvo rodoma ypatingomis progomis. 1898 per karaliaus Viktoro Emanuelio III vestuvės, 1931 per Umberto II vestuvės, 1933 pažymint 1900-asias Jėzaus mirties metinės. Dabar, norint parodyti drobulę visuomeniai, reikia buvusio Italijos karaliaus, Turino kardinolo ir popiežiaus sutikimo. Paskutinį kartą ją matė 1973 ir 1978 metais. Jau nuo viduramžių popiežiai kalbėjo apie drobulę. Neseniai popiežius Paulius VI pavadino ją svarbiausia krikščioniškosios istorijos relikvija. O popiežius Jonas XXIII pasakė: tai tegalėjo būti tik paties Dievo darbas. Šiandien į daugelį klausimų dėl drobulės autentiškumo galima atsakyti į pagalbą pasiteikus 20 amžiaus mokslinę technologiją. Vienas iš pirmųjų dažniausiai keliamų klausimų yra toks: ar galėjo gabus 14 amžiaus dailininkas nutapyti paveikslą? Ištyrus šį klausimą buvo padarytos 3 išvados. Pirma, drobulės medžiaga buvo austa eglute. Tokios 1 ir 3 nyčio audimo technologijos medžiagų datuojamų nuo 100 iki 300 metų buvo rasta artimuosiuose rytuose. Ši technologija 14 amžiuje nebuvo žinoma Prancūzijoje. Antra, menotyrininkai nurodo faktą, kad 14 amžiaus stilius buvo toks tolimas nuo realizmo ir drobulėje atvaizduoto anatominio tikslumo, kad neįmanoma patikėti, kad šis paveikslas buvo sukurtas tuo metu. Paskutinė išvada ta, jog medžiagoje nerasta nei dažų, nei teptuko potėpio žymių. Daktaras Maksas Frajus, garsus šveicarų kriminologas, moksliškų ir labai neįprastų būdų nustatė drobulės amžių. Ilgą laiką nebuvo leidžiama skirti medžiagos gabalėlio tyrimams, todėl daktaras Frajus nugramdė nuo drobulės dulkes ir pateikė jas kriminalinei ekspertizei. Analizė parodė žiedadulkių liekanas. Tos žiedadulkės galėjo būti augalų, kurie augo tik Palestinoje Jėzaus laikmečiu. Jis taip pat aptiko žiedadulkės, pagal kurias galima atsekti drobulės kelionės. Čia rastos žiedadulkės iš kryžiaus karų laikmečio. Augalai augia Turkijoje. Dar kitos žiedadulkės iš viduramžių Prancūzijos. Pagrindinis klausimas, į kurį dar neatsakyta, yra toks: kokiu būdu toks tikslus kūno atvaizdas atsirado medžiagoje? Biologas daktaras Polas Vinjonas ir fizikas René Colsonas sukūrė savitą garinės fotografijos teoriją. Anot jų, kūnai prakaituojant reakcijos su žiedadulkėmis metu atsirado dujos, kurios ir ištepė medžiagą. Tačiau dujos turėjo judėti tiesia linija, aukštyn ir žemyn. Eksperimentuojant, hipotezė nepasitvirtino.
Kita populiari teorija teigia, jog paveikslo drobuliai išdegino spinduliuojantį iš kūno šilumą. Manoma, kad toji šiluma atsirado per stebuklingą prisikėlimą, kuomet kūnas įsiskaidė į atomus ryškioje šviesoje. Čia matome keletą eksperimentų atliktų Anglijoje. Mažą varinį medalioną pakaitino ir ant jo uždėjo lininę skepetaitę. Skepetaitėje atsirado nudegimo žymės, negatyvas. O kai ją nufotografavo, galima buvo pamatyti atitinkamą pozityvų vaizdą. Tačiau šis vaizdas labai grubus palyginti su drobuliais. Na, mūsų žiniomis dar niekam nepavyko bandomajame paveiksle pavaizduoti subtilių detalių. Tačiau mes turime raktą mįslę įminti. Štai šie paveikslai artimiausi drobuliai. Daktaras Volkringeris iš Prancūzijos mokslo akademijos atsitiktinai šiuos augalus surado tarp medicinos vadovėlių puslapių. Čia jie išgulėjo 100 metų ir už kelių puslapių atsirado augalo atvaizdas. Štai augalo lapo negatyvus vaizdas. Padaryta vaizdo pozityvą, kurį galima palyginti su drobule. Galbūt galima teigti, jog abiem atvejais spinduliavo kažkokią gyvybinę energiją. Skirtumas tik tas, kad augalas spinduliavo mažu intensyvumu 100 metų, o Jėzaus kūnas labai dideliu intensyvumu kelias valandas. Taigi, žengiant toliau šio tyrinėjimo kelių kyla kitas klausimas. Kas dar galėtų paliudyti tokį fizinių kūnų spinduliavimą? Neseniai atsirado Kirliano fotografija, kuri padeda mums daug geriau suprasti energijos spinduliavimą. Šioje nuotraukoje aiškiai matyti energijos laukas aplink paprastą pelagonijos lapą. O čia mes matome panašų žmogaus rankos spinduliavimą. Daugelis galvoja, kad tai savotiškas techniškas triukas. Tačiau tai yra ne kas kita kaip žmogaus aura. Kirliano fotografijos mokslas dar tik užuomazgoje. Tačiau jo pagalba mes jau dabar galime pamatyti nematerialius energijos laukus. Šioje nuotraukoje matome nupjautą lapo galiuką. Tačiau kažkas liko toje vietoje, kur buvo lapas, palikdamas normalaus lapo vaizdą. Kitas eksperimentas su nupjautais lapais matyti šioje nepaprastoje nuotraukoje. Toje vietoje, kur lapas buvo nupjautas, mes matome energijos kontūrus, kurie labai panašus į fizinį paveikslą. Tai galima būtų pavadinti astraliniu kūnu arba energetiniu kūnu, kuris yra fizinio kūno pagrindas. Tai mūsų vadinamos auros ir aureolės. Ar tai galėtų būti aureolės nuotrauka? Krikščionių šventieji ir angelai, o taip pat ir Jėzus Kristus pagal tradiciją vaizduojami su šviesos ratu aplink galvą. Ar šios aureolės nematomos gyvybės ženklas? O gal šį subtilų spindėjimą, kurio mes savo akimis paprastai neregime, matė nuo meto dailininkai, paskui atvaizdavę savo kūriniuose. Dabar mūsų mokslas pasiekė tokį lygį, kai materiją ir energiją mes suvokiame kaip tos pačios monetos dvi pusės. Tai ta pati substancija, tik skirtingose išraiškos formose. Dabar mes pradedame suvokti, kad žmogaus kūnas tai besisukančio elektronų, protonų ir atomų rinkinys, susidėjęs įvairiomis kombinacijomis ir tampantis krauju, kaulais, mėsa ir audiniais. Rytų filosofija teigia, jog materija tai sąmonės forma ir todėl gali būti sąmonės teigiamai arba neigiamai veikiama. Trumpai kalbant, sąmonė valdo materiją. Ar skiriasi nevienodų sąmonės lygių kūnai ir kaip būtų galima tuos skirtumus išmatuoti?
Čia galima pamatyti ir palyginti paprasto žmogaus ir dvasiniam gyvenimui bei meditacijai pasišventusio žmogaus auras. Tai, ką Biblija vadina vienintelė akimi, o rytų filosofija trečiaja akimi, įgalina kai kuriuos individus pamatyti žmonių auras. Čia mes galime pamatyti tai, ką jie mato, būtent, kad paprasto žmogaus aura yra tik per 2-3 pėdas nuo jo kūno, o šventojo siekia 20-30 pėdų. Ir jį beveik 100 kartų intensyvesnė už aurą to žmogaus, kurio sąmonė užteršta egoizmu, lygomis ir kitokiais žmogiškais apribojimais. Ar mes laikysime, kad Jėzaus Kristaus sąmonė buvo laisva nuo apribojimų, nes jis dvasiškai apsivalė, įvaldė savo kūną ir išlaisvino iš savo čakrų gyvybinę energiją? Ar tikėsime, kad jis buvo Dievo sūnus? Kaip ten bebūtų, jo kūnas spinduliavo labai dideliu intensyvumu. Kai kam šį teoriją paaiškina kūno atspaudo atsiradimą drobulėje. Ji taip pat paaiškina tą faktą, kad nuo Jėzaus mirties per visą istoriją nerasta jokių kitų atsispaudusių drobulėse kūno atvaizdų. Akivaizdu, jog ištyrę kūno spinduliavimą, mes žengsime dar vieną žingsnį drobulės ir žmogaus paslapties atskleidimo link. Tačiau tebelieka atsakyti dar į vieną klausimą. Ar be atvaizdo drobulėje liko dar kitokių energijos atspaudų ženklų? Iš Švento Jono Evangelijos. Buvo prisirengimo diena šeštadienis ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs. Jie nebelaužė jo blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo ir jo liudijimas teisingas. Jis žinojo sakąs tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas, nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Romėnų kareivis perdūręs Jėzaus šoną buvo Gajus Kasijas. Ietis, kurią kareivis perdūrė Jėzų šoną, išsaugota iki mūsų dienų. 19 šimtmečių ji buvo stulbinančios istorinės odisėjos centre. Gimė legenda, jog ietį valdančiam žmogui suteikiama nepaprasta galia, kurią jis gali panaudoti gėriui arba blogiui. Galbūt ietis įgavo tokią galią vien tik prisiliesdama prie Jėzaus kūno. Ištyrus drobulę paaiškėjo, jog ietis pradūrė šoną tarp 4 ir 5 šonkaulių ir siekė širdį. Ištekėjęs kraujas, kaip rašoma Biblijoje, rodo, jog širdis buvo pradurta. Ietis taip pat lietė ir širdies čakrą, tą dvasinės energijos centrą, kuris pagal rytų tikėjimą asocijuojamas su dieviškumu, nesavanaudiška meile, tomis savybėmis, kuriomis savo gyvenime pasižymėjo Jėzus. Pagal vieną teoriją, atspaudas drobulėje ir legendinė ieties galia, tai prabudimą pasiekusio žmogaus energijos spinduliavimo rezultatas. Tik ieties galia daug didesnė, nes jos antgalis palietė širdies čakrą, o tuo tarpu drobulė lietė tik kūną. Mus domina, kokią įtaką ietis turėjo galingiems vyrams per šimtmečius, tiems vyrams, kurie tikėjo legenda ir tai, kad ietis lietė Jėzaus širdį. Iki 285 metų ietis buvo Mauricijaus, tėvų legiono vado nuosavybė. Romėnų tironas Maksimėnas pasmerkė jį mirčiai už tai, kad šis atsisakė garbinti pagoniškus romėnų dievus. Jo kariai taip pat pasirinko mirti kartu su savo vadu, nes nebenorėjo daugiau garbinti romėnų dievų, kuriais jie nebetikėjo. Kas 10 kariui buvo nukirsta galva, žuvo per 6000 legionierių. Trečiame amžiuje didysis Konstantinas pasiskelbė vedamas apvaizdos, kai istorinio mūšio ant Mulvijaus tilto metu jis iškėlė ietį. Laimėjęs šį mūšį, Konstantinas pradėjo valdyti Romos imperiją ir paskelbė krikščionybę oficialia religija.
Pastatė savo sostinę Konstantinopolį. Konstantinas įžengė į miestą laikydamas rankose ietį. Ietis ėjo iš vienų valdovų rankų kitiems, kartais užkariaujama, kartais paveldima. Ją turėjo tokie garsūs vyrai kaip Teodosijus, kuris 385 metais pavergė gotus, Alarikas drąsusis, kuris 410 apiplėšęs Romą atsivertė į krikščionybę, Teodorikas Visigotas, kariavęs su barbarais ir sustabdęs įnirtingą Atilos kūno ataką, Imperatorius Justinianas, kuris siekė atstatyti senąją Romos imperiją ir sustabdyti bažnyčios skilimą. 8 amžiuje arabai įsiveržė Europą, užėmė didelę Prancūzijos dalį. Europą išgelbėjo generolas Karlas Martelas, kuris kovojo su ietimi rankoje. Šarlemanui ietis simbolizavo Kristaus kraują ir suteikė jėgų gyventi. Jis netgi miegodavo su ietimi prie šonų. Šarlemanas laimėjo 47 mūšius, tvirtai tikėdamas, jog ietis pagalba jo kariuomenė tapo nenugalima. For 1,000 years, from the time of Charlemagne to the end of the 18th century, 45 Germanic emperors carried the spear. Vieną dieną 1909 metais 20-metis Adolfas Hitleris, lankydamasis Habsburgo lobyne Vienoje, išgirdo, kaip gidas pasako legendą apie ietį. Vėliau įsirašė savo dienoraštyje. Iš pradžių aš net nesistengiau klausyti, ką tas ekspertas pasakojo. Paskui išgirdau žodžius, kuriems buvo lemta pakeisti mano gyvenimą. Gidas pasakė, legenda sako, kad laikantis savo rankose šią ietį lemia pasaulio likimą, gėriui arba blogiui. Hitleris stovėjo apstulbęs, kada gidas parodė ietį perverusią Jėzaus šoną. Ietis padaryta iš 2 dalių, sujungtų auksinę plokštelę. Ieties antgalis padengtas variu, sidabru ir auksu, o pačiame smaigalyje įtaisyta vinis, kuri kaip tikima buvo ištraukta iš kryžiaus. Paskui gidas pasakė, jog Napoleonas pareikalavo ieties po Austerlico mūšio. Tuo metu kontrabandos keliu ji buvo išvežta iš Vokietijos ir paslėpta Vienoje. Kai Hitleris pirmą kartą pamatė ietį, ji buvo Austrijos karališkų tautų kolekcijos parodoje Habsburgo lobyne. Tas faktas, kad Austrijai pasiėmė ietį, kad ji netektų Napoleonui ir jos nebegrąžino, dar labiau sustiprino ugningą Hitlerio troškimą išvysti Austriją valdomą vokiečių. Vėliau Hitleris rašė, žinojau, jog tai svarbus mano gyvenimo momentas. Ne vien Adolfą Hitlerį pakerėjo ieties legenda. Heinrichą Himmlerį, žinoma Trečiojo Reicho esesininkų vadą, ietis taip suintrigavo, kad Saulis pasidarė tikslę ieties kopiją. Jai saugoti jis atstatė seną tvirtovę. Tai buvo garsioji Wewelsburgo tvirtovė. Ji buvo savotiška šventykla iečiai ir ją turėjusiems germanų valdovams. Čia vykdavo aukščiausio lygio SS dalinių karininkų susirinkimai. Kiekvieną kartą karininkai būdavo apgyvendinami skirtingose kambariuose. Himmleris siekė uždegti savo karininkus kiekvieno mirusio valdovo dvasia. Tvirtovės kambaris jis išpuošė pagal įvairių imperatorių stilius. Čia buvo kambarys skirtas didžiajam Otui, Liūtui Henrikui, Frederikui Hohenstauteriui, Švabijos Filipui, Konradui IV ir kitiems. Henry I had defended Germany against the slaughter
Henrikas I 933 metais apgynė Vokietiją nuo slavų ir vengrų. Jis darė tokį didelį įspūdį Himmleriui, kad kiekvienais metais mirties metinių naktį kartu su esesininkų grupe jis budėdavęs prie jo kapo Vetlinburgo katedroje. Šiame kambaryje Himmleris laikė ieties kopiją. Paskutiniai kambariai buvo naudojami tik Führeriui. Jie buvo skirti pagerbti germanų valdovo, kurio Hitleris žavėjosi labiausiai iš visų. Valdovo, kuris su ietimi rankose per savo karūnavimą klūpėjo priešais popiežių Adrianą IV. Valdovo, kurio vardas tapo Rusijos užkariavimo šifru, imperatorių Frederiką Barbarosą. Naciai užėmė Austriją per 2 dienas. Praėjo 29 metai nuo to laiko, kai jaunasis Hitleris stovėjo priešais ietį. Dabar 1938 kovo 14 dieną jau Führeriui įsižengė į Vieną. Mes nežinome, ką mąstė Hitleris, kai triumfuodamas sugrįžo į miestą, kuriame gyveno kaip tremtinys. Tačiau žinome, kad tuoj pat jis nuvyko į Habsburgą ir paėmė Austrijos karalių brangenybės bei ietį. Vienoje Hitleris praleido tik 1 dieną. Vėlai vakare įsižengė į Habsburgo lobyną. Čia prie brangenybių ir ieties jis praleido valandą. Pagaliau ji priklausė jam. Diena, kai senovės germanų valdovų simboliai buvo sugrąžinti į tėvynę, buvo paskelbta nacionalinė šventė. Ginkluotas šarvuotis vežė brangenybės iš Vienos į Niurnbergą. Joms saugoti Hitleris išrinko garsėją Šventos Katarinos salę. Karo pradžioje tūkstančiai žmonių atėjo pagerbti brangenybės, ekspozicijos centre matė ir ietį. Niurnbergas buvo nacių industrinis miestas ir todėl tapo sąjungininkų kariuomenės bombonešių taikiniu. Pirmasis antskridis padarė daug žalos teritorijoje netoli bažnyčios. Netgi buvo sugriautas bažnyčios stogas. Ietį pernešė į Kionigstrasse gatvės kampinio namo rūsį. Kai pasidarė akivaizdu, kad nacių kariuomenė nėra nenugalima, Hitleris liepė pastatyti pastovę slėptuvę iečiai. Ji buvo įrengta viduramžių Niurnbergo tvirtovės tunelyje. Čia brangenybės buvo saugomas iki 1806 metų, kada baiminantis, kad Napoleonas nepasigrobtų ieties, jie pervežė į Vieną. Hitleris įsakė tunelį iškasti rūsį, kuri buvo pergabentos brangenybės. Instead of taking it out of the city as announced, the regalia was delivered secretly to a house that now served as a front for the entrance to the tunnel. On October 13th, 1944 spalio 3 dieną sąjungininkų lėktuvai subombardavo įėjimą į tunelį, atidengdami sunkias geležinės duris į slėptuvę. Įėjimas buvo užmaskuotas, brangenybės pervežtos. Dėl lemtingos klaidos buvo paimta netikra ietis kartu su kitomis brangenybėmis, kurios buvo paslėptos kitame gilesnėme tunelyje, o tikroji ietis liko gulėti.
and ended 4 days later on Mūšis April 20th. dėl Niurnbergo prasidėjo 45 metų balandžio 18 dieną ir baigėsi po 4 dienų balandžio 20 dieną, Hitleriui švenčiant savo 56 gimtadienį Berlyne. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė įžengė į Niurnbergą. Becoming the rallying point of a resistance movement. 10 days had passed since the fall of Nuremberg without a trace of the regalia. Tuo tarpu sąjungininkų žvalgyba pradėjo ieškoti vokiečių valdžios simbolių, kad jie neįkvėptų rezistenciniam judėjimui. 10 dienų praėjo po Niurnbergo užėmimo ieškant brangenybių. Tada, balandžio 30-ąją, maža amerikiečių kareivių grupė surado ieties slėptuvę. tą pačią minutę, kai ietį paėmė amerikiečiai, už 100 mylių Berlyne, rusų tankams artėjant Adolfas Hitleris nusižudė. Dabar ietis amerikiečių rankose. Generolas Pattonas ją atpažino ir įvertino. Generolas Dwightas Eisenhoweris, sąjungininkų kariuomenės vadas, įsakė grąžinti ietį kartu su kitomis brangenybėmis Aušriai. Tai buvo padaryta 1946 metais sausio 4 dieną. Ietis, kurią Jėzui perdavė šoną ir turino draugulį, tai raktas mįslė įminti ir amžinybės paslapčiai atskleisti. Ar paliksime atsakymus ateičiai, o gal mes juos jau žinojame nuo pat pradžių? Mesijų ir avatarų sąvoka auksinė gija sujungia visų pasaulio tikėjimų šventraščius. Žodyne avataras apibūdinamas kaip dievybės nužengimas į žemę ir jos įsikūnijimas žmoguje. Geriausiai avatarų sąvoka žinoma Indijoje. Visų galių avataras turi 16 savybių. Tai 5 fizinio kūno ypatybių kontrolė, 5 pojūčių kontrolė ir 5 gamtos elementų kontrolė. Askezės ir dvasinių pratybų pagalba jogai ir didieji šventieji gali šias savybės išsiugdyti. Pavyzdžiui, jogai gali pakeisti savo kvėpavimo trukmę ir širdies ritmą, valios pastangomis reguliuoti kūno temperatūrą ir atsivėrus žaizdoms nugalėti skausmą. 16 savybė būdinga tik visų galių avatarui. Tai sugebėjimas viską žinoti. Ši savybė yra įgimta. Pasak Bhagavad Gitos, kai pasaulį ištinka dvasinė ir moralinė krizė, ateina avataras, kad atstatytų teisingumą ir stumtelėtų žmoniją evoliucijos kelyje į priekį. Viešpats Krišna buvo paskutinis Indijoje apsireiškęs avataras. Šiandien Pietų Indijoje gyvena stebukladarys šventasis, kuris, sakoma, turi visas avataro galės. Žmogus, kurį daugelis tiki esant Dievo Krišnos reinkarnacija. Jo vardas Satya Sai Baba. Daugelį Jėzaus Kristaus stebuklų šiandien kartoja Sai Baba. Jo pasekėjai tiki jį esant virš laiko ir erdvės. Sakoma, kad Baba nepaklūsta fizikos dėsniams ir gali skaityti mintis, matyti praeitį ir ateitį, akimirksniu atsirasti bet kokioje vietoje, būti vienu metu keliose vietose. Nėra ligos, kurios jis negalėtų išgydyti. Liudininkai teigia, jog vienas žmogus netgi prikėlė iš numirusių. Garsas apie Sai Babą pasklidęs visoje Indijoje. Anglų kalba milijoninio tiražo Bombėjaus laikraštyje Blitz buvo rašoma, kad Svamio ašramas Prašanti Nilajamas netrukus taps indiškų Vatikanu. London Times pavadino Sai Babą pačiu įspūdingiausiu per visą žmonijos istoriją šventuoju. Blitzo redaktorius Karanžija rašė, kai aš stebėjau jį vaikščiantį tarp pasekėjų ir materializuojantį šventuosius pelenus, vibutį, atrodė, kad jis vienu metu ir čia ir ne čia. Kartais jis kalbėdavo pats su savimi ir dainuodavo, arba ritmiškai sukdavo ranką ratus delną į viršų. Ryšys tarp pasekėjų ir Bhagavano užsimegdavo tuoj pat, įsižiebdavo lyg elektra.
Tai buvo lyg daugiabalsis melodijos linija, skambanti kartu su tema, lyg nepaprasto grožio įkvepianti ir į dieviškumą kelianti daina. Nenuostabu, kad toks didis avataras, kuris gali transcenduoti laiką, kalba iš pirmų lūpų apie Krišną, Ramą ir kitus didžiuosius Dievo žmonės, o taip pat ir Jėzų Kristų. Dr. John Hislop translates what Sai Baba had to say on one occasion about Jesus Christ. Aš buvau Gosvami, kai buvo klausima apie ankstyvuosius Jėzus gyvenimo metus, nes tuo metu sklido gandai apie tai, kad Jėzus, būdamas jaunuolis, kurį laiką gyveno Indijoje. Ir Svamis atsakė, jog Jėzus tikrai gyveno Indijoje, jog jis atvyko į Indiją 16 metų ir keliavo Indijos, Tibeto ir Persijos šalyse. Kartais jis dėvėdavo indišką rūbą, dotį, ir žmonės jį palaikydavo keliaujančių jogų. Susidūrė su labai dideliais gyvenimo sunkumais ankstyvoje jaunystėje, jis išsiugdė įprotį valgyti tik vieną kartą per dieną. Tada Svamis pasakė, jog maždaug 25 metų amžiaus Jėzus suvokė esąs Kristumi. Jėzus Kristus visada buvo tyras, tvirtas ir nesavanaudiškas. Visą savo darbą skyrė pasaulio geroviai. Ankstyvoje jaunystėje jis skelbėsi esąs Dievo pasiuntiniu ir sakė, jog atėjo tarnauti žmonėms. Vadindamas save Dievo pasiuntiniu, jis elgėsi lyg žmonių tarnas ir 12 metų meditavo. Meditacijos išdavoje jis pasiskelbė Dievo sūnumi. Jis artėjo į Dievą. 5 metus praleido Himalajuose. Grįžęs į Indiją ir atlikęs dvasinės pratybas, jis paskelbė, aš ir mano tėvas esame vienas. Pajutęs šią vienybę su tėvu ir pasiskelbęs esąs toks pat kaip ir tėvas, jis grįžo į savo kraštą. Dievo tėvystės sąvoka nebuvo sukurta Kristaus, kaip paprastai manoma. Indijos arijai Dievą vadino tėvu ir graikai taip pat. Kristus mokė palaiminti tyros širdies, nes jie regės Dievą. Vedose rašoma, meditacijos pagalba pasiekęs prabudimą, tyros sielos ir nuoširdus išmintingasis niekados nebemirs. Kristus mokė, mylėk savo artimą kaip pat save. Vedose rašoma, tu esi taip. Kristus mokė, elgtis su kitais taip, kaip tu norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Buda sakė, tyromis mintimis ir didelę meilę darysiu kitiems tai, ką darau savo. Išdavoje pagrindiniai Kristaus, Budos ir Vedų mokymai yra tie patys. Jėzus Kristaus vardo prasmė dvejopa. Jėzus tai žmogui duotas vardas. Kristus pateptasis, Dievas esantis visuose žmonėse. Studijuojant indų šventraščius ar Budos mokymą ir pastebint, kad šios aukščiausios tiesos harmoningai dera su Jėzaus mokymu, nesunku patikėti, jog Jėzus tikrai buvo Indijoje ir kitose rytų šalyse ruošdamasi savo misijai, kuri fizinė prasme baigėsi Kalvarijoje, bet dvasinė prasme niekuomet nesibaigs, kol visa žmonija nesupras, kad tiesos, dėl kurių jis mirė ant kryžiaus, yra universalios.